kartais man mergina sako, viskas susidėjau papus, gyvenimas pasikeitė. Man dideli papai yra... Kai man buvo apie 20, aš buvau įmesta į tokį lauką, kad papai turi būti ir greičiau. Būdavo, kad net su merginam susitinkam, pavyzdžiui, kokio sporto salėje. Rūta, tu turi ateiti į persirengimo kambarį, bum, žiūrėk, ir sakydavo, kur? Aš įsivaizduoju, papai mergom yra kaip Bentlis bernui. Nu, vat, aš niekad nenorėjau mokėtos kainos. Nežinau, šitas kelias niekad nebuvo mano kelias. Ir aš noriu jums pasakyti, kad gyvenimas su mažais papais, nebus kažko labai blogas. Kiek tu laiko per savaitę, per mėnesį, kiek tu ten grabinėsi tuos papus? Oi, tu turi gražią mergą ir, tipo, ir žiūri ir tada tu, tipo, jauties kažkaip kietesnis. Nesijauti tu kietesnis. Nesijauti. Žinai, kas iš tikrųjų yra. Nerėk Mindaugai ant manęs. Pavydas. Mane užknisa. Sveiki atvykę į mūsų podcastą. Labas. Šiandien nuotaika tokia labai pusiau, pasakysiu. Kodėl? Nežinau, aš tai pavyzdžiui paskutiniam dienom, tokia jaučiuosi truputėlį perdegus, nieko per daug nenoriu daryti, tokia turiu kaip ir lengvą kūrybinę krizę. Perdegus, tai ne? Okay. Perdegus, man per daug vaikų, per daug darbų, per daug, nežinau, reikalų, planų ir aš tiesiog labai... Gerai, kad dar ne per daug vyro. Galvoju, ar bus ar ne? Man tavęs per daug. Kur per daug, aš kaip šilkinis? Ne šilkinis. Apart va tų kelių dalykėlių, ten, kur man gal irgi pyksta, irgi nervuotas paskutiniu metu. Ir dar vakare, kai jie visi grįžta, tada visi nori valgyti. Ir va šitoj vietoj mane pradeda viskas taškyti. Gerai. Tai va, matot, kokia šiandien nuotaika. Bandysim padaryti nuotaikingą podcastą. Nes šiandien yra numatyta tema apie... Papus. Papus, toks prastas žodis, bet tegul būna papus. Žodis papus, gal vadinkim krūtinę, kaip tu galvoji. Kaip išeis. Kaip išeis. Tai šiandien bus tokia dienos tema ir kaip jinai kilo. Tai paskutiniu metu Instagrame merginos išsiima krūtinę, vėl susideda, vienos susideda. Koreguoja, didina, mažina. Koreguoja, didina, mažina ir to tiek daug. Ir aš dažnai gaunu iš merginų žinučių, sako, Rūta, bet aš esu pasvarstymuose, man dėtis krūtinę, nesidėt. Ir kokia tavo nuomonė? Tai man 1 minutės storio neužtenka išreikšti savo nuomoniai. Emotional topic. Emotional. Ir šitą temą pas mūsų Mindaugu kaip ir vyravo kurį laiką, nes aš esu, man patinka grožio kultas, man patinka gerai atrodyti, aš dažausi kiekvieną dieną, puošiuosi, daug išleidžiu rūbam ir kad aš kažko nepasidariau, kartais... praradus? Aš jaučiuosi praradus. Praradus kokie 30 metų su dideliais papais ir dabar dar paskaičiau, kad papai atveria duris. Tai aš galvoju, kiek man durų. Žiūrint kur? Vat ir ar tu nori tokių durų? Čia vat klausimas. O ką, žinau, duris yra duris, ar ne? Gerai, grįžtam prie podcast'o. Tai va, supranti, aš niekad nesijaučiu kažką praradus, bet dabar merginos man sako, Rūta, ar tu norėtum, jeigu galėtum atsukti laiką atgal, tai ar susidėtum krūtinę, tada pradedu svarstyti gal, tada galvoju, kiek aš iš tikrųjų praradau dėl tų durų, tai man įdomu, kokios būtų buvę tos duris. Man irgi įdomu, bet jo, gerai. Tai va, Mindaugas anksčiau turėjo draugę, kuriai atsiverdavo duris. Man labai įdomu, kokias jis duris atverinėjo. Tai va, tai jisai pasidalins savo patirtim, ką reiškia turėjo draugę su krūtinė ir be krūtinės. Ir mes kartu nuspręsim, ar iš tikrųjų... Aš pasidalinsiu, kaip aš matau šitą vietą ir galėsim padaryti diskusiją. Taip. Tai va, tai šios dienos tema krūtinė, ar verta dėtis, ar atsiveria duris, kodėl aš nusprendžiau tų durų neatvert ir ką apie neatvertas duris galvoja mano vyras. 3 mėnesius kartu. 3 mėnesius kartu. Šiaip, bendrai, aš ir pradėkim nuo to. Man dideli papai yra good. Ir čia skirybos patrimė. Good. Ir šitas yra geras dalykas. Geras. Ja. Ir Rūta, kai laukėsi Kamilos, pas ją buvo ten per 3 dydžius žaidė and I liked it. Tikrai man patiko. Bet, man nerūkyt patinka. Dabar netakis. Man nerūkyt patinka. Aš rūkyčiau
Realiai, kiekvieną dieną ryte su kava, o jie, tas kosmosas. Cool. Bet Kai aš laukiu. tuoj. Bet tai viskas turi savo kainą. Palamindu, kad tu labai daug temų, tai tau patiko. Va dabar tu pažiūrėjai mane, tau už krūtinės net neužklydo akis. O tada, žinai, kad kai aš laukiusi Kamilas ir kai paskui ją maitinau, tai tikrai taip praeina ir taip... Buvo neįprastas vaizdas, bet palauk, ar nebuvo taip, kad ten po poros mėnesių tas pasidarė? Va tas ir buvo, kad jam nusibodo. Iš pradžių džiaugiamės tą pačią. Džiaugiamės kartu. Aišku, ten džiaugtis nebuvo labai kuo, nes iš tiesai aš maitinau Kamilą. Ne, tai prieš tai, taigi ta krūtinė didėjo, kai dar ir Kamila buvo. Labai trumpas toks laikas, žinot, kai krūtinė jau didelė. Nuo 7 mėnesio ten. O pilvas toks, nelabai gali pasiversti, bet, nu gerai. Svarbu, tau buvo faina. Taip. Bent jau turėjai tą periodą, kai tavo žmona turėjo didelis papus. Tai va, bet po kiek laiko tas pasidarė normalu ir tu jau nebeini ir nebežiūri ten apsiseilėjęs. Po kiek laiko? Ir kaip tu jautėsi tuo laiku? Iš tikrųjų noriu pasiaiškinti, dėl ko mes darom šitą video. Pirmiausia, toks intarpas. Tai šitų laikų tikrai, ypač Instagrame, galima pamatyti labai daug merginų su tikrai tam gražiom, didelėm krūtinėm ir jos tikrai labai traukia vyrų akis. Bet aš norėjau padaryti šitą video to merginom, kurios svarsto arba kurios renkasi to nedaryti. Ir aš noriu jums pasakyti, kad gyvenimas su mažais papais nebus kažko labai blogas. Gerai. Ir aš dabar jums įrodysiu, kad ir su mažais papais galima visai gerai gyventi. Ir žinokit, tai, kad nebuvo papų, niekada nekliudė vyrų dėmesio. Pavyzdžiui, mano gyvenime tai vyrų buvo... Labai aš to dėmesio gaudavau, nežinau, nuo 15, nuo 16, man atrodo, kad tą dėmesį apspręsdavo mano gal vaibas, aš buvau tokia bloga mergaitė ir ant šitą labai daug vyrų pasikabindavo, aš buvau tokia... Ir graži labai, Bet buvau tokia, nebuvau aš graži, buvau spoguota, bet aš turėjau tokį vaibą, kad aš nepriklausoma tokia ir net berniukiška. Iššūkis. Ir aš keldavau iššūkis vyram, dabar kai suprantu atsisukus atgal. Ir tas labai patikdavo ir kažkaip juos pritraukdavo. Tik tai problema būdavo tame, kad tų vyrų kokybė buvo tokia... Pusėtina. Taip net nežinau, pusėtina. Aš atsimenu, aš vieną kartą buvau Bahamų salose ir ten atvažiavo kažkoks ten super kazino savininkas ir jisai ten merginos pradėjo jį reaguoti, aš tiesiog sėdėjau taip užsikniaubus ant baro ir jisai sako... Kažką ten, kaip tu, aš sakau, bent 3 ar 5 šotai, kad aš su tavim šis kalbėčiau. Ir jisai sako, gerai, iššūkis priimtas ir taip nukloja visą eilę gėrių maistą. Ir man atrodo, mano tokia asmenybė, kad aš labai tas vyrus mokėdavau atstumti, jiems sukeldavo tokį norą labai į mane eiti. Bet čia atskira tema. Ir aš kažkaip traukdavau tokius vyrus, kuriem patinka iššūkiai. Tai mano gyvenimas buvo labai prastas, nes jie važiuodavo ant tokio adrenalino ir man labai būdavo sunku išlaikyti tokią blogos mergaitės rolę, nes po kažkurio laiko vis tiek tau norisi artumo, šilumos. Ir jiem atsibosdavo ir tau atsibosdavo. Ir man atsibosdavo laikyti jiem tą adrenaliną ir jiem atsibosdavo... Bet papų neturėjo, ne? Papų nebuvo visada nebuvo papų. Tai va. O kai atvažiavau į Los Andželą, tai visos buvo su papais, bet taip konkrečiai. Ar sporto salės, ar visur, visos merginos buvo su gražiom didelėm krūtinėm. Ir kaip tu jautėsi? Tai viskas galvoju, aš stovėdavau prieš veidrodį, galvoju, taip, yra blogai, matau, žinai. Tai va, ir Los Andžele net nebūdavo parduotuvėse liemenukų su pakėtinimais. Žinai, jie nebuvo tokie populiarūs, nes ten būdavo arba parduotuvės ten vos netransvestitam, kur daug parlono, arba būdavo ten vos tokie megzti bikiniai, nes, tiesiog tokios rinkos gal nelabai ir buvo. Tai va, tai truputį perdedu, bet šiaip, kad suprastumėt, kad kai man buvo apie 20, aš buvau įmesta į tokį lauką, kad papai turi būti ir greičiau, ir jeigu tu dar nori tęsti kažkokią modelio karjerą, tai... Tai kodėl tu to nepasidarai? Tai va, tada aš atradau, žinot ką, Kate Moss. Mano gyvenime atėjo Kate Moss. Ir Kate Moss buvo fainas, gražus modelis, bet jinai buvo visiškai be papų. Ir ačiū Dievui, kad aš ją tuo metu įsimylėjau, nes man rezonavo, kad jinai buvo bloga mergaitė, tokia, žinai.
Ir nepasidarius. Ir nepasidarius. Ir dar sėkminga, ne? Toj srity. Ir man labai patiko, aš kažkada su ten savo draugiam žiūrėjome Kate Moss nuotraukas ir jos sako, jinai tokia yra bloga, tokia crazy, bet tuo pat metu jinai turi to vaikiškumo tokio. Ir tas vaikiškumas, tas nekaltumas labai traukia. Ir aš tada supratau gal tuo laiku, kad man gal patinka tokia vat, visai tėva. O šiaip gyvenant Los Andžele, čia nepaslaptis, kad aš buvau ištekėjus ir, kaip sakyt, finansai nebuvo, kaip čia problema, kad tą galėjai pasidaryti. Tai čia noro klausimas buvo. Čia buvo klausimas grinai. Ar nori, ar ne? Jo. Tai kas nutiko? Žinai, taip, kai susitikdavai su kokia draugė ir sakydavau, Čia, žinok, ta kategorija žmonių kaip krabai, kai viens kitą traukia iš kibiro. Tikrai. Aš atsimenu, būdavo, kad net su merginom susitinkam, pavyzdžiui, kokioj sporto salėje. Rūta, tu turi ateiti į persirengimo kambarį. Bum, žiūrėk, kaip tau patinka. Va, tai va, įsivaizduokit mane 20 ten kokių 2-3 merginam iš Sovietų sąjungos, kuri irgi nori gražiai atrodyti, kuri nori prasimušti ir kuri turi labai daug draugių, kurios, bent kartą į savaitę parodo savo papus, duoda pačiupinėti, tada mes aptariam, ar jos gerai pasirinko. Ir dar vieni pliusai, ne? Vieni pliusai, aš džiaugdavosi, išmečiau visus savo senus lemenukus. Pasitikėjimas savimi. Pasitikėjimas savimi, vyras nori, žodžiu, taško, kaip gerai. Ir tada man sakydavo, don't wait. Žinai, toks būdavo. Tai va, tai... Aš nesizduoju, tai kaip tu su to... Sakau, Kate Moss. Ir šitą vienintelę mintis tau kažkaip padėjo, ne? Jo, bet dabar, žinokit, vieną kartą Instagrame sekiau kažkokią merginą ir sako, krūtinė atidaro labai daug durų. Ir aš sakau, Mindaugui, atsisėdau, sakau, tai kaip tas duris. Tai va, tai tuoj mes išgirsim vyro nuomonę mano, bet užbaigiant šitą intro, mano santykį su papais buvo toks, kad buvo laikas, kai aš labai norėjau, paskui buvo laikas, kai aš užpikau, kad visi dedasi ir norėjau būti kitokia ir nesidėt, paskui atradau Kate Moss ir žinokit, įdomiausia, kad kažkaip, neturėjau iš tam tų vyrų daug gyvenime, bet, ne vienam netrukdė mano tas papų neturėjimas. Aš žinau, kaip tau minta. Tai akivaizdu, kad netrukdo, mes jau 11 metų kartu, Jofana. Aš iš tikrųjų nematau, kad čia yra kažkoks minusas. Ir dabar man turbūt kem 7, tai tų papų, aš greičiausiai nesusidėčiau. Ne dėl tavęs nesusidėčiau jaučiu papų, bet Mindaugas niekad ir nenorėjo. Ne, aš tai tikrai nenorėjau, kad gyvenimas taip davė tos ten pusmetį ar metus, ar 2 metus. Tai gerai, bet... 2 metus maitinau kamelą ir vaikščiau su tokiais dėliais papais, kurių buvo negalima priliesti, nes tik prilėti ir visur pienas. Bet tai... Ir liesiu nelabai. Aš galvoju, aišku, čia mano prielaidų, bet aš taip įsivaizduoju, kad tie vyrai irgi nelabai ten gali ką priliesti, nes tengi ir jaučiu ir skauda, ir atsargiai čia, taigi... Tai tu turi patirties, tai tu drąsiai ir dalinkis, kiek tu gali. Man bus labai įdomu sužinoti. Aš turėjau patirties ir aš turėjau keletą merginų, kurios buvo susidėję. Aš žinau tik apie vieną, tai dabar gali tek nutraukti podcastą. Susidėję ir aš kažkaip, man buvo ne taip daug metų ir aš kažkaip, ten, žinot, aš neturėjau tiek daug tų moterų, tai aš neturėjau ten, kad galėjau palyginti, kaip yra su, bet tai man kažkaip... Dabar jisai gali lyginti, kaip yra be. Tai man kažkaip tas netrukdė. Bet kas gal man įstrigo, kad aš atsimenu, ačiū Dievui, kad aš turėjau už tai mokėti, bet kad ten būdavo visokių pataisimų, tvarkymų. Gerai, bet Mindaugai, dabar žiūrėk, ar pats tas fainas? Tai faina. Aš nieko nesakau, faina, okei, faina, bet kokią kainą. Tai dabar, jeigu aš būčiau pasilikęs su ta moterim, savo, aš pagalvoju, taigi reikia ten, ir mes buvom pradėję kalbėti, kaip ten reikėdavo tvarkyti ir ten ne vieną kartą korekcijos ten kažkaip dydžiai nevienodi ten visokių buvo, kad ten, žinokit, net ne kelis kartus buvo tvarkymas, viskas kainuoja ir
dar į perspektyvą kažkokių korekcijų, kaip ir buvo ta kalba. Tai ar tu bijai finansų, jeigu, pavyzdžiui... Ir bijau finansų. Tai aš dar to... išlenda tas... Aš bijau finansų. Išskaičiavimas. Tikrai bijau finansų, ypač jeigu man už tai mokėti, tikrai bijau. Bet ko aš dar labiau bijau, tai gerai, kad aš dar tais laikais, neperitin ten domėjausi, ar ten kas nutinka, kokios pasiekmes ir taip toliau. Ten nepavykę atvejai, sakykime, tai aš to nesidomėjau, man gražu, ačiū Dievui, už tai neturėjau mokėti. Tai man tiko. Ir aš, tikrai nejaučiau, kad ten kažkas netaip, ne? Bet ar aš savo mylimai moteriai norėčiau kažkaip ją dėti į šitą mašiną, tai God help me, no. Tai tu nenorėtum man sudėti papų dėl... Kaip tu norėtum, kad tie papai būtų, bet nenorėtum už juos mokėti? Stop, aš nenorėčiau, kad jie būtų. Man tu tinki tokia, kokie esi, nes šitas dalykas yra toks mažas visam komplekte santykių, meiliai, pačiam žmogui. Realiai, avariniai mergai sudėk papus, jinai vis tiek bus avarinė tik su papais. Šiaip. Tas nieko nepakeis, nie charakterio nieko. Aš galvoju, tos durys, žinot, kaip kalbama. Palauk su durim. Tai aš... Faina, aš nieko nesakau. Patrauk tą ranką. Bet kokią kainą, tu man pasakyk, kokią kainą realiai. Nėra be kainos. Kaip su rūkimu, aš mielai rūkyčiau, jeigu tas nekenktų. Tikrai rūkyčiau. Tikrai galėtum susidėti papus, galėtume būti ant džiugų, plot rankom, jeigu nebūtų pasiekmių ir kainos. Ne finansinės, bet bendrai. Ir nugaros skausmas, gal ir ten paskui visokios komplikacijos, lygos ir ilgoji laikotarpio. Man patiko, aš tarp kitko Sipario knygą skaičiau, jo ten biografiją, kai jisai labai gražiai vardino, sako, vis tiek kūnas sensta ir tikrai yra Lietuvoje tas grožio kultas, bet at the end, pabaigoje, kas liks? Liks depresija ir alkoholis. Ir dar... Nebūtinai visos mergytės, kurios susidėjo papus, bus depresuotas ir nusigėrė. Šitas ne. Gerai, ne visos, taip toliau, taip nekalbėkim, bet aš manau, tavo šitas dalykas, kaip vyrui, aš žinot, aš ne moteris, aš taip įsivaizduoju, jūs galit mane gal pataisyti, aš įsivaizduoju, papai mergom yra kaip Bentlis bernui. Vat Bentlis. Tai nusiperki gerą mašiną, tai kiek tu su jie džiaugsies? 2, 3, 4, pusę metų, ne? Paskui kažkaip atrodo, vėl neužpildo, gal reikia didesnės. Didesnė mane padarys laimingą, ne? Aš žinokit, dėl šitos temos nežinau, nes aš labai mėgstu kalbėti, kai aš esu patyrus, ką nors. Tai tas mano neštumas, tais papais, aš nejaučiu, kad aš turėčiau kažkokios patirties, kaip gyventi su dideliais papais ir nežinau, kiek jie man durų atidarytų, bet ką tik noriu pasakyti, kas dabar mane stabdo juos pasidaryti. Tai sveikata, toliau... Number one, čia pirmas dalykas sveikata. Ir ne taip, aš tik įsiterpsiu, atsiprašau. Ne taip, kad sveikata ten už savaitės. Žiūrėkim, už 20 metų sveikata. Kas tada bus? Vis tiek kažkaip, aš matau, kad visos tos invazijos į kūną, jos turi pasiekmes, kad ir kaip mes ten viliotumėm ir sakytumėm. Ir, tie papai tokie yra kaip ir loterija. Ir man atrodo, kad... Didelė loterija. Ir tas dalykas labai išpūsta. Žinot, kad susidedu papus, tada aš einu paplūdimiu, visi bernai mane žiūri, ten jiems seilės drimba, man atsidaro duris. Tai va, tos duris, visai prie tų durų. Šitas įdomus irgi, bet įdomu, ar moteris... Protinga moteris nori šitokio dėmesio. Tai va, kokias duris atidarytų. Ir tokių vyrų dėmesio. Aš galvoju, taip žinot, aš tokia surrealistė ir aš esu apkeliavus beveik visą pasaulį ir kokias duris man tas būtų atidarę. Pavyzdžiui, kai aš buvau laive, tai būdavo merginų, kurios ten užsuka reikalus su visokiais kapitonais ir to seksualumu naudojasi ir gauna ten promotionus darbę. Paskui tos merginos, kurias aš pažinau Los Andžele, irgi, su didesniam krūtinėm gaudavo geresnius ten darbus modeliuose. True, bet, aš niekad nenorėjau mokėtos kainos ir man kažkaip, niekad netrodė labai seksualu, kad, nežinau, šitas kelias niekad nebuvo mano kelias. Man labiau patiko būti bloga mergaitė ir tos vyrus laikyti. Čia net ne kelias, yra cutting corners. Nežinau.
Tai bet kaip tu įvardinai, viskas turi savo kainą. Fakt, turim žiūrėti šitą dalyką. Tai tas faina toks. O dabar kas yra, aš esu 2 mergaičių mama ir aš žiauriai nenoriu perduoti message'o savo dukrom, kad jeigu kažkas su tavim negerai, tai tada vienu žodžiu mes atidarom, pakoreguojam, paskui paimam, išimam, jeigu tau nepatiko. Man žinokit, kiekvienas žmogus turi kažkokią savo misiją ir pas mane viduje yra tokia misija, kad per daug Lietuvoje tų padarytų papų, tų injekcijų ir man patinka būti to balsu, kad aš jokių būdų nesu prieš, bet aš esu ta moteris, kuri turi savo argumentų, kuri nugyveno visą gyvenimą be papų, kuri nesijaučia daug praradus, kuri tikrai mylėjo ir buvo mylima. Tai visus tos dalykus moteris gali gauti ir kitais būdais, be rusiškos loterijos su papais. Ir ar jie nukenčia? Kas nukenčia? Tie vyrai, aš nežinau, ar Mindaugas O Dieve, kur čia nukentėjimas? Jūs pagalvokit, palaukit dabar. Kiek tu laiko net ne per dieną, per savaitę, per mėnesį, kiek tu ten grabinėsi tos papusės? Šiaip, kiek laiko? 5 minutės ten per mėnesį, 10, pusvalandį, kiek tu ten galėsi prisiglausti ir gulėti ir ten kažką daryti? Kiekvieną vakarą aš galėčiau tau taip, tu į tas pagalbės. Bet tai tu pagalvoji, tai kiek nebus kiekvieną vakarą. Kodėl? Tas, žinai, išsikvėps. Bentlis irgi išsikvėpia žmonės. Tai kiek laiko? Tai gerai, nežiūrėkim ten pirmus mėnesius, žiūrėkim po ten 2 metų, po 3 metų. Tai ar bus tas pats, excitementas? Tada aš galėčiau eiti sam trapezę ir tada tu galėtum žiūrėti, kaip į mane žiūri kiti vyrai. Bet ir tada pasikurti. Tada tu galvotum, kokia jinai gražiai, jos visi nori, jinai mano, galėtum. Nėra taip. Nėra. Žinot kas, va čia yra gyvenimo melas. Tipo, tu turi gražią mergą, ir, ir žiūri, ir tada tu jauties kažkaip kietesnis. Nesijauti tu kietesnis. Nesijauti. Žinai, kas iš tikrųjų yra. Nerėk Mindaugai ant manęs. Pavydas. Mane užknisa. Aš jaučiu tada, aš prisipažinsiu, aš jaučiuosi nesaugus, mane besina tie visi apsiseilėję žvilgsniais. Ir, žinai, nebūna faina, kad ten aš tikrai nesijaučiu, kad čia... Tai kaip ir supratot, mūsų šeima didelių papų nepatrauktų. Dėl jo pavydo, dėl mano baimės. Dar viena baimė. Mano mama, kai aš gyvenau Amerikoje, turėjo krūtinės ligą. Ir aš labai nenoriu pasakoti, nes čia mamos atskira istorija. Bet kažkaip tai, kaip mano mama stovėjo toj pozicijoje ir kaip jinai... galbūt man jinai tada labai perdavė tą tokią sveikatos vertę arba tą, nežinau, tą požiūrį ilguoju etapu ir kažkaip, kaip aš mačiau savo mamą einant per tos dalykus, tai, nežinau, man kažkaip, aš norėjau, kad tie papai išmaitintų vaikus, man kažkaip tas buvo svarbu, maitinti savo mergaitės, gerai, kad neskaudėtų, dabar, žinot, kai kiam 7 tas aktualu, bet iš tikrųjų tai... Jeigu man labai norisi to vaizdo, žinot, kad čia didelė papa, dabar yra tų būdų, kai tu gali ten pasidaryti, suspausti, aš turiu draugę, jinai man viską siuva ir man kartais gaunu kokią labai gražią suknelę be nugaros, aš nueinu pas ją, jinai man sako, reikia papų, sakau jo, ir jinai man sukonstruoja tą visą vizualą ir aš tada jau galiu pasitartyti. Tai man gal to ir užtenka šiai dienai ir aš ten norėčiau save traukti per operaciją, per tą skausmą, per tas loterijas, greičiausiai. Ir kartu vis tiek su vyru eini per tą ir jos ir skausmai, ir finansai, ir viskas, tai aš irgi būčiau prieš. Aš tarp kitką esu už išsiėmimą. Paėmei, pasidžiaugi, va dabar, kai populiarėja tie visi. Kodėl ne? Tai gerai, va. Tai buvo toks supratimas ir dabar tu ten pasidžiaugi. Tai pasidžiaugi dėl jūsų susidėjo kažką. Ir paskui dabar va ten išsiminėja ir duok Dieve, kad tas ir va taip ir užsidarytų tas be va didelių pasiekmių ir, good, ne? Ir praėjo va tas gal, sakykime, įgavai ten patirtį. Man žinot, tik kas buvo įdomu. Iš tikrųjų, kas man įdomu, ir jūs gal man parašytumėt komentarą. Kartais man merginos sako, viskas, susidėjau papus, gyvenimas pasikeitė. Einu, iškeltą galvą, pasitikėjimo daug, visai kitaip jaučiuosi kaip moteris. Aš visada su tom špigutėm jaučiuosi blogai kaip moteris. Ir sako, vyras ten lydosi dėl manęs, viskas. Ir aš visada galvoju, ar tas yra tiesa, ar čia yra, žinai, kaip visada laimingi, gražus ir
Mes pagaliau nusipirkom mašiną ir tada sėdom ir aš pasileidus plaukus vairuoju. Nu, aš pati žinau, kad tokių nėra, žinai. Gal Bet pirmus su tais mėnesius, papais toks klausimas, ar moteris su papais gauna laimingesnė, ar jinai gauna daugiau pasitikėjimo savim ir jinai nugyvena kažkokį gražesnį gyvenimą. Man šitas va būtų įdomu. Parašykit man arba komentaruose, jeigu turi drąsos. Aš matau, kad jūs turi daug drąsos, iš tikrųjų ir labai fainus komentarus parašot. Kur meluojama, tai... Nemeluokit. Dabar jau baigėsi tie laikai, kai mes vieni prieš kitus apsimetinėjom ir dabar pati vertingiausia informacija yra, nežinau, mūsų požiūris, mūsų patirtis. Ar tu dar nori apie papus kalbėti, ar mes jau užbaigėme? Ne, aš galvoju dėl to laimingumo. Iš esmės, ar tas iš vis yra, įmanoma ir gal, tuos pirmus kartus, bet mažai kas sako tiesą iš tikrųjų. Čia... Dar žinot, kai būna ten kokie kem 5, kem 7, tai kažkaip tai, kad moteris neturi didelių papų, dar kaip tik priduoda to jaunatviškumo. Aš dabar, pavyzdžiui, įsivaizduoju visai su didesniais papais, jau sutikim, kad toks ant ribos. Dabar aš dar tokia atrodo pakankamai... Man tai atrodo, kad tu protingai padarai, aš iš tikrųjų žavios tavo sprendimu, man tikrai labai keista, kaip tu atsilaikai, ypač dar Amerikoje, kai tas yra dar didesnis kultas. Tai dėl to, žinok, aš tave ir myliu, kad tu esi tiesiog smart. You're just smart. Gal, žinokit, jis labai moka gražiai pasakyti ir paliečia mano širdį. Bet, pavyzdžiui, neaišku, kaip būtų mano gyvenimas išsivertęs, jeigu, pavyzdžiui, aš įsimylėjau Mindaugą, žinot, ir būtume mes ėję per Laisvės alėją ir aš būčiau mačius, kaip jiems ten drimba seilė žiūrinti didesnius papus. Bet net jeigu ir tai būtų, ir kas? Nežinau, žinai, kažkaip taip. Ne, aišku, jeigu turi šalia vyrą, kuris tau užmetinėja ir, pažiūrėk, pasiek kokia ten, žiūrėk, kaip čia fain, žiūrėk, kokia. Dabar gal jau ne. Tai arba ten užmetinėtų, kad ten pas tai gal, žinai, gal biškį tą pakoreguoti reikėtų. Tai aš tai, žinok, nuoširdžiai neįsivaizduoju, tada ar su tokiu vyru būtų gerai. Tai tada moteris galėtų sakyti, pas tai ten, žinai, galėtų būti ir didesnis. Gerai, jau šitą, neimam dabar, kas didesnis. Bet jeigu moteris su tokiu vyru būna, tai aš, tikrai man tada ir tos moters gaila. Man truputėlį atrodo, kad... Ir vyras avarinis, Man atrodo, kad Lietuvoje, nežinau kaip pasaulyje dabar, nes aš jau senai nebuvau išvažiavus, bet Lietuvoje biškis to dalykų taip, nelabai sveika. Kiek neįsijungsi Instagramą, tiek kažkas leidžiasi, išsileidžia, dedasi, koreguojasi, darosi. Aš savo kūnui turiu tokius, gal kitokius truputėlį reikalavimus. Aš nežinau, kaip mano gyvenimas baigsis, kokiam lygom aš sirgsiu, bet šiai dienai kažkaip aš jums galiu garantuoti, jeigu jūs nuspręsit nesidaryti papų ir kažkaip rasit būdų, kaip susitvarkyti savo galvoj, tai man atrodo, kad bus tik į gerą. Po ilgesnio laiko. Visada žiūrėkime ilgojo laikotarpį 10, 15, 20 metų. Ir jau dabar mes matom pavyzdžių, kad tas dalykas atveda ir, nefainus dalykus. Tai... Ir man atrodo, kad jeigu santykiai vyra, tai jau ten gali. Ir papai nepadės. Viskas, užbaigiam šitą temą, labai lauksim. Mes nesam prieš, aš nesu prieš. Faina, bet įvertinkim kainą ir pasiekmes ir viskas. Aš žinau, kada pasiuntu, kai aš, pavyzdžiui, ten įsidedu kokią bikinį nuotrauką ir man pradeda rašyti rūtelį, tipo, kokios problemos, ar trūksta pinigų krūtiniai. Trūksta. Aš tada pasiuntu, aš galvoju, trūksta pinigų. Kas čia yra toks new normal? Žmonės turi tokį supratimą, kad jie jaučiasi, kad jeigu tu nesusidėjus, tai tu iškrenti iš kažkokio standarto ir jie turi teisę tave, kaip sakyt, paprotinti, sufokusuoti. Tai tada aš pasiuntu ir tada pradedu daryti kažkokius ten, žinot, postus apie tai, kad moteris, kurios nedaro, irgi turi balsą. Paskui galvoju, tai va, tai aš tik tai noriu atstovėti savo poziciją ir pasakyti, kad šitam gyvenime mes vis dar turim pasirinkimą, ar daryti papus ar ne. Ir tai, kad ten daug kas darosi, tai nereiškia, kad čia kažkas daug kas darosi, paskui daug kas išsiema ir tada tas kūnas toks... toks kūnas atrodo toks absurdiškas reikalas, ką noriu, tą darau, bet tas nėra tiesa. Tai va, tai jeigu jūs norit kokybišką gyvenimą, ieškokit kitų durų. Ne? Ar tu turi palinkėjimą? Ne palinkėjimą, tiesiog, kaip ir su viskuo, ar su pinigais, ar su sveikata, ar su krūtinės didinimu, mažinimu, injekcijom, pabandykim pažiūrėti į tuo ilgesnių laikotarpių, ne ten metai, ne mėno,
Pažiūrėkim, 10 metų, bent 10 metų į priekį, ar mes taip norim ar ne. Jo, man atrodo, kad va šitą loteriją laimi tos moteris, kurios savo gali tokį užduoti klausimą, ten, žinot, prieš valgydamos, rūkydamos, operuodamos, kur mane nuvestas sprendimas po 10 metų. Sorry, kad užbaigiam podcastą moralų, bet kitaip neišėjo. Ačiū, kad žiūrit. Parašykit, kaip Jeigu turit drąsos, o aš žinau, kad jūs jas turit, palikit mums komentarą, kaip jūs galvojat šitą jautrę Lietuvai temą. Ir ate. Ate.